kalbiname užkulisiuose laukiančias merginas įeiti į sceną. Kokį vaidmenį atliksite? Ai, gėda sakyti. Ateikit ir pamatysit. Taigi, koks bus jūsų vaidmuo? Teigiamas ar neigiamas? Viską bus, manau, ir bus ir teigiama, ir neigiama. Kuo jums šis spektaklis išsiskirs nuo kitų? Kadangi spektaklis apie emigraciją, tai būsi kita tautė ir vaidmenį reikės kitokio kalbos akcentą. Vako jis bus kitoks. Ačiū jums labai. Galite tyliau ar ne? Užkulisiuos. Repetuoja. Labai atsiprašom. Labai. Sveiki. Šiandieną pakalbinsime Karlį Leitoną. Girdėjome, kad vadinsite naujajame Rokiškio jaunimo teatro spektaklyje Emigrantai. Ar daug jis jums reiškia? Na, ar buvo sunku ruoštis jam? Reiškiasi, vieni juokai. Kalbiname spektaklio dailininką Sigitą Daščiorą. Iš kur semiatės idėjų spektaklį? Kokiam? Šitam spektakliui? Jūsų spektakliui? Tai kad aš nesisėmiu, aš viską vagiu. Aš įlendu internete, pasižiūriu maždaug panašiai kažką. Jūs tas ten kažką paklausė, tai viską nukopinu, pavagiu ir viskas dabar tinka. Da Picasso pasakė, sako, menininkai kapijuoja, dailininkai tikri normalūs viską vagia. O ar nekyla problemų su jaunimu? Kokių problemų? Na, kaip sekasi su juo bendrauti? Nežinau, manęs nemuša, viskas gerai. Aš per Naujus aikštę neinu, namie šampaną išgeriu ir lovan gulti. Jokių problemų kol kas. Taigi, užtikome mūsų jaunus teatralus besimėgaujant pietumis, besistiprinant. Sakykite, ar dažnai tenka mėgautis pietumis repeticijų metu? Prieš premjerą, kai tenka daug repetuoti, nuo 7 ryto iki 11 vakaro tenka papietuoti. Nu jaunimas, kas blogai, nu tai pasižiūrėkit, kaip jūs judat. Vos pajudat. Nu gerai, tvarkoj, 10 minučių pertraukėlę, tada pasidarom. Taigi dabar kalbiname Rokiškio jaunimo teatro režisierių. Kuo žadate nustebinti savo naująją premjerą Emigrantai? Ui, stebinti čia, aš nieko labai stebinti nebenoriu, aš noriu tiesiog pakalbėti su jaunimu, mes kartu norim pakalbėti apie problemą, kuri kvepuoja tiesiog mums į nugarą, nes mūsų visi tėvai, draugai, artimieji, aplamai visi lietuviai baigia palikti šalį, baigia emigruoti. Spektaklis šis bus tikrai kupinas ironijos, kupinas meilės, kupinas, manau, ir vilties gal mes jame surasti. Ir aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas atėjęs žiūrovas ras apie ką pamastyti po šio spektaklio. Bet visą per save. Supratai? Nu, tvarkoti. Dabar kalbiname Emigrantų pagrindinį vaidmenį atliekančią aktorę. Ką jums reiškia šis spektaklis? Nors dar nebuvo jo premjeros, tačiau jau dabar jis man labai svarbus. Su juo kiekvieną dieną atsikeliu, užmiegu. Man jis labai svarbus, nors tiesiog nebuvo manęs palietęs. Ar labai laukite premjeros? Su baime, bet laukiu. Na, o ar nepasitaikė jokių nesklandumų repeticijų metu? Ne, neskaitant pamuštos nosės, praskeltos lūpos, guza galvoje ir nesuskaičiuojamų mėlynių, tai viskas gerai.
Galima jūs pakalbinti? Galima. Girdėjau, naujajame spektaklyje vėl vaidinsite porą, kaip ir kiekviename spektaklyje. Kuo ši pora išsiskirs? Būsime sutuoktinių pora, subrendę, rimti ir turėsime 2 dukras. Vyriški, ar nebūna sunku... Vyriški, ar nebūna sunku repetuoti su šį merginą? Jau vaidiname nebe pirmame spektaklyje porą, tad nebėra taip sunku repetuoti. Tikriausiai viens prie kito pripratote? Tai žinoma. Taigi galbūt po premjeros paksmirs ir vestuvėmis? Ką gali žinot, ką gali žinot? Žmonės čia, žmonės ten, nuostabus pasaulis, džiaukimės šią dieną drauge. Tik nebijok, pasakyk